Na ką, sveiki, tęsiam mūsų kainų reidą skirtą kavai. Ir kaip minėjom epizodė apie Maksimą, tai iš tikrųjų Maksimos pakoregavimas kainų į pastoviai akcijinės priartina jas prie normalių europinių kainų. Iš principo mums nereikia lakstyti iš vienos parduotuvės į kitą. Matėm antram epizodė, kad Lidlas reagavo į šitą dalyką ir mažino brandinių prekių asortimentą, bei kažkiek mažino ir pačias kainas. Na, dabar esame iki ir pasižiūrėkime, kokia situacija yra čia. Taigi pradėkime nuo populiariausių Lavazza Club ir Quality Oro. Tai jeigu Maksimoj mes matėme 5,99, tai čia yra 9,49. Tai iš principo praktika užkelti kainą ir daryti po to nuo jos kažkokią tai didelę akciją. Jinai yra išlikusi. Toliau, na va, pavyzdys, reiškia, turim Dalmayer, yra aukšta kaina, 10,99. Ir nuo jos, reiškia, su iki kortelę mes turime kainą 7,99. Tuo tarpu Maksimui mes matėme, kad dabar pastovi Dalmayero kaina yra 6,99. Toliau Prezidentė 10,99, Paulik Classic 9,99, tai Maksimui tai yra pastoviai 6,49. Tai kol kas šitos praktikos kai kas nenori atsisakyti ir ją toliau taiko. Merildas, Merilton Cup 511,99, berods Maksimui 6,99. Bet, reikia pažiūrėti dabar tą epizodą. Taip, Jakobs Kronung 9,99 su iki kortelė 5,99. Ką čia dar galima būtų pasilyginti. Na, turbūt čia pagrindinius brandus pamatėm. Tai ką, kai kur judame gerąją linkme, kai kur tos ydingos praktikos lieka, už jų laikomasi ir toliau nori mus vedžioti tai vieną prekybos tinklą, tai į kitą. Tai ką, tiek apie kavą iš iki kito epizodo.